Aš esu Žakas Fresko, Veneros projekto įkūrėjas iš Floridos. Veneros projektas remiasi tuo, jei nenori karo, jei nenori skurdo, bado, nedarbo, teritorinių ginčų ir kitų problemų esančių visuomenėje. Turime priimti žemę kaip bendrą palikimą, skirtą visiems pasaulio žmonėms. Jei tau nepavyks šito padaryti, turėsi problemas susumuotas įvykiuose, kurių nebepakeisi. Jeigu mes nepasikeisime, turėsime tas pačias problemas vėl ir vėl iš naujo. Veneros projektas yra bandymas suprojektuoti pasaulį, kuriame skurdas, karas, kalėjimai, policija neegzistuoja, nes mes sprendžiame pačias problemas, veiksnius, kurie formuoja arogantišką elgesį, agresiją, visus dalykus, kurie paralyžuoja mūsų visuomenę ir užkerta kelią augimui. Politika buvo gerai prieš 100 metų. Šiandien politikai visiškai negeba spręsti jokių problemų, nes jie nesimokė elgesio supratimo, nesimokė agrokultūros, nesimokė okeanografijos. Jie visiškai nieko nežino apie veiksnius, kurie veikia pasaulį. Taigi jie kalba tai, ką žmonės nori girdėti, tam, kad būtų išrinkti. Na, o mokslininkai nėra suinteresuoti visuomenės pritarimui. Ką jie daro, net jei visas pasaulis mano, kad Žemė plokščia, jie sako, jūs klystate, štai mes turime įrodymus, kurie remia faktą, kad Žemė yra apvali, bet jie nesako, ji truputį apvali, truputį plokščia. Taip daro politikai. Pinigai buvo sukurti patogumo dėliai prieš daug metų. Anksčiau turėdavai gabenti sunkumą iš obuolių, kad jos galėtum išsikeisti pomidorus. Tokia buvo senų laikų prekyba. Bet kai buvo išrasti pinigai, tau tai reikėdavo su savim nešiotis tik smulkius geležiukus. Ir tai buvo lengviau gauti obuolių, pomidorų ar kiaušinių, duodant žmogui monetą, vietoj to, kad su savimi atsigabenti 50 kiaušinių ar vištų. Pinigų vertė būdavo nustatoma susitarimu tarp žmonių, tam, kad nereikėtų su savimi tampyti sunkių dalykų. Vėliau tai tapo labiausiai korumpuota priemonė pasaulyje. Jis sugadino žmonės. Jie pradėjo pardavinėti vienas kitą. Jei jis norėdavo, kad kongresmenas darytų taip, kaip jam būtų naudinga, įkišdavo jam tam tikrą kiekį pinigų, kad tai padėtų jam būti išrinktam. Ir taip nusiperkama nauda. Tas pats vyksta su farmacinėmis kompanijomis, autokompanijomis, bankais. Visos sistemos, visame pasaulyje, naudojančios pinigus, yra iš esmės korumpuotos. Religija. Senais laikais žmonės negalėjo suprasti gamtos reiškinių. Jie nežinojo, iš kur viskas atsirado. Taigi jie padarė prielaidą, kad danguje gyvena vaikinas, kuris viską sukūrė. Jis sukūrė žemę, atrodo, jis užtruko 6 dienas. 7 dieną jis ilsėjosi. Jei tai truko 6 dienas, reiškia, kad viskas sukosi jam kuriant. Nes kitaip tu negalėtum turėti dienos. Ir tai turėjo būti gan šiurkšti diena darant tai, kada jis sukasi. Ir tada jis sukūrė vyrą ir moterį, padėjo jos į gražų sodą. Paskui sukūrė gyvatę, kuri vaikščio stačiomis. Ir sakydavo, žinai, daryk baisius dalykus. Žmonės, suvalgykit pažinimo vaisių. Ir jie suvalgė tą vaisių ir jis išspyrė jos lauk. Pirmiausia, jis pats ir sukūrė tą gyvatę, kad jos gundytų. Aš nesuprantu visos šitos meilės, geranoriškumo esmės, kuri pirmiausia visus myli. Ir tada jis sukuria marą ir kitas ligas, kai supyksta. Ir jeigu tu nesilaikysi mokymų, religinių mokymų, degsi pragare. Ir tai man labiau panašu į psichopatą, o ne Dievą. Aš susimaišau, kai jie man sako, Dievas myli visus, ir tada jis sukuria marą, nuo kurio miršta vaikai. Ir aš paklausiu, kodėl miršta vaikai, nes vaikai privalo atkentėti už savo tėvų nuodėmes. Tai nėra tikras Dievas.
Tai žmogaus sukurtas Dievas. Taigi, kai jūs manęs klausite, ar aš tikiu į Dievą, ne į tokią Dievo koncepciją, kokią girdžiu. Karas yra žodis, kuris buvo sugalvotas, kai viena teritorinė grupė žmonių atėmė žemės iš kitų. Jie naudojo jėgą ir žiaurumą, ir karas buvo būdas tai daryti. Tu šaudai kitus žmonės, vagi jų išteklius savanaudiškiams tikslams. Ir tautos kariauja nuo tada, kai žmogus išrado ginklus. Ir tol, kol tu išradinėsi ginklus, tol turėsi karą. Karas yra priemonė apsaugoti tai, ką tu pavogei iš kitų. Nėra tautų, kurios susikūrė iškart būdamos didelės. Jos susikūrė būdamos mažesnės ir plėtėsi atimdamos žemės iš kitų žmonių. Jie pasimdavo neprašyti, jų niekas nekviesdavo į tą žemės. Jie jas tiesiog atimdavo, žudydami, naudodami jėgą ir žiaurumą. Karas yra pats netinkamiausias būdas spręsti nesutarimus. Dėl to aš ir esu prieš Pentagoną ir kariuomenę. Nes jie ir turėtų būti tie, kurie rūpinasi tuo, kaip spręsti nesutarimus ir suvienyti tautas bendriems tikslams. Tai yra rūpintis aplinką vieni kitais ir atstatyti sugadintą aplinką. Štai ką aš norėčiau matyti karinėje santvarkoje. Norėčiau matyti, kaip vietoj to, kad milijonai kareivių treniruojami būti žudymo mašinomis, būtų mokomi tapti problemų sprendėjais. Nusiųsti juos atgal į mokyklą, mokyti juos socialinio mokslo, socialinių dalykų, psichologijos, sociologijos, taip jie papildytų kultūrą, nebūtų naikintojais. Paklauskite kieno nors, ką demokratija reiškia. Jie mano, kad tai reiškia bendrininkavimą tarp valstybiniuose reikaluose. Taigi aš paklausiau jų, ar jūs iš tikrųjų tikite demokratiją. Jie visada atsakydavo taip. Tada paklausiau, ar balsavai už kosmoso programą? Ne. Ar balsavai už karą Vietname? Ne. Ar tu balsavai už dabar vykstantį karą? Ne. Tai kur po galais tas savo bendrininkavimas? Tai tik iliuzija primesta žmonėms. Jie netgi parenka žmogų, už kurį tu balsuoji. Tam, kad užsitikrintų, kad dalykai pasiliks tokie, kokie yra, nusistovėję. Taigi jie jums paduodami, kad už juos balsuotumėt. Jei mes gyventume demokratijoje, ten būtų 5000 politinių partijų, su skirtingais požiūriais. Tikroje demokratijoje mes tai turėtume. Visų požiūriai būtų išreikšti per televiziją ir radiją. Tu renkiesi ir ją išjungti.